Labas rytas, žiūrovai. Manai, malonu. Labas rytas. Kur jūsų rėmėjų? Jo neremia niekas. Pažiūrė, kas į gali remia. Mane tik stumia. Jaukai, maišysim, gaudysim kuoją. Bandysim kombinaciją. Panaši, bet skiriasi. Ir namų gamybos chemija. Limonadas. Šalta arbata persikų. Ilgas procesas bus, nu? Nu va, neturim 2 mm, bet praleidom per 3, tai praktiškai G5 be jokių stambių detalių. Žiūrėk, toks kažkiek biškį biskvito, bet labai neutralus, sakyčiau, tas G5. Turbo raučas saldžiai palyginus kvepia, ne? Jo, toks saldus. Kaip kuojai labai saldus. O, žiūrėk, čia toks žolelės tokios, kalendra kažkokia. Nu čia tai raučas, gryna žolelė, pusė kilo šitą metą. Aš kadangi tikiuosi ir karščio, tai maišysim Brimo super krenko šviesų. Kvepia labai saldžiai, biskvitas ir karamelė labai išsireiškia. Jo, karamelinis visiškas. Tai jo, žiūrėk, čia praleido per 3 mm, nei tam praktiškai jokių stambių detalių nėra. Va toks, parodom. Va koks vaizdelis. Tu maišyk savo davai. Kur nevažiuoju? Aš miksiuką darysiu po pakuotės po kilogramą, tai po pusę. Vis tiek vanduo šaltas, labai aktyviai nejaukinsim. Super krenkas, tai ta prasme miltai visiški miltai. Prasukam. Nu va, toks vaizdelis, tikra žolytė. Skaniai kvepia. Būtų neblogai.
puikus, labai birus, jaukas. Laukia dar bent vienas drėkinimas. Kaip, tau daug aromas varai? Variau. Pusė maltos. Trečdalis panašiai. Apie pusę. Ir geriau čia? Kanapė. Aš turiu kanapų šiaip. Labas rytas, susidėjom savo daiktus. Banditai vėl prie vandens, šiandien bandysim nustebinti ne tik jūs, bet ir save patį. Kaip sakant, likit stay tuned, arba lietuviškai likit ant kabliuko. Kad kelelis nedulkėtų. Nedulkėtų, taip, susitinka prie vandens. Kenijos. Tomas slepia viską. Va, tik kasti. Kas čia? Čia jeigu nekips takelį vieną kitą. Tamsta. Tamsta. Ekipiruotę ieškom. Ant ko kips? Kokias šiandien šerykės planuojame? Tiesiog viską bandysim, pasižiūrėk. Tai pažiūrėk koks oras, tai čia, žinai, pasižiūrėsim pagal sumą, kiek galima mest, kiek reikės, nes tašką pasidaryti iki 5 metrų, tai šiandien be 7 gramų čia tikriausiai be variantų. Ką čia turim? Ešerį! Iki 2 kilų kažkur turėtų būti. Įk, takai didumo. Bet tai kai ir jo. Kur kapsams? Nu, Richardai, tai komentarą pasakyk. Komentaras dabar yra toks. Žvejojam gerą valandą. Nekimba, nieks nekimba. Ir sėkmingai nekimba, reikia stengtis, kad taip nekiptų. Aš manau, kad mes esame tikri profesionalai šios srities. Tai pabandysim ir toliau stengtis, kad dar labiau nekiptų.
Jeigu rimtai, tai dabar bandysiu tolintis, einu į tolimą distanciją, pasižiūrėsim, kas tenai vyksta. Jo, mes plius minus visi pasirinkom apie 40 metrų, ne? Aš dabar apie 70 metrų, pačiam 60 su kapulkom. Sąlygos ne pačios geriausios, didelis vėjas. Taškas, išlaikyti manoma, ir distancijų viskas okei. Jo, taškai manoma išlaikyti, bet žuvies absoliučiai nėra. Ir katinas liūdė. Nieko negauna valgyti. Vieną šeriuką. Žiūrėsim. Lankysim. Nu, Evaldai, komentarą. Kol kas labai liūdna, nepalyginsi su Darsūniškiu. Labai liūdna. Jo, žvejų žodžiais terminais kalbant, rūkom. Reiškia, nieko nepagaunam. Gal dienelį šiek tiek pašils vanduo, gal suaktyvės žuvelė. O tu pasirinkai irgi tašką apie 40 metrų. 40 km. Tik turėtų dabar kibti. Vis dar ne. Gal dabar? Ar ne? Ir operatorius kaip iš buožės dantis su koto rankena. Ponas Giedrius, komentarą gal, kaip sekasi. Treniruotėj dirbam be kamulio šiandien, su svorais. Treniruojamės užmetimo techniką esant stipriam vėjui. Super. Nu, antras žuvis. Bet tai koks Šomas! nusipenėjęs. Yeah! Pirma normali žuvis. O, sveikinam atsidarius. Atstumą išduosi. 94. Tai smagu. Ant tempo tokias. Aha, iš 94. Sveiki, bičiuliai žvejai. Dar trumpą apžvalgą padarysim. Šiandien vieno iš mūsų rėmėjų Atoros produkcijos. Rankose laikau Atoros sietą, kurio tinklelis yra pagamintas iš valo. Tai kaip pagrindiniai turbūt būtų privalumai, kad greit išdžiūsta, sudrėkęs, nepasidaro sunkus. Aišku, čia yra putplasčio intarpai, kurie padeda šiek tiek manevruoti su juo ir neskęsta pati galva. Dydis, man atrodo, čia yra pats didžiausias, ką gali pasiūlyti Atoro, tai 55-45 cm. Įsukamas riegis. Ir tiek, dar ką galima paminėti, lyginant su medžiaginiais, kad kabliukui atsikabinus ir įsisegus tinklelį galėsit lengvai ir paprastai išsekti. O čia turim taip pat Atoros Precision Atoro Fishing 4 metrų kotą. Šitam gale išsitraukia kaištis ir teleskopinis kotas. Labai lengvas, jo svoris berods apie 330 gramų. Nėra labai storas. Nepasakyčiau, kad didelė šlanga, bet čia kiek žmonių, tiek nuomonių. Kiti pripratę prie standesnių, tai jiems galbūt šlanga, bet kaip pirmai pradžiai produktas už savo kainą tikrai vertas ir manau, protingai naudojant ilgai tarnaus, nes
kaip žinom iš praktikos, vienodai lūžta kotai ar kainuoja po 100 eurų, ar gerokai mažiau. Galbūt norėčiau tik paminėti, kad jau išbandęs šitą didžiausią galvą, taip vadinamą, graibšto ir šitą graibšto kotą, tai jeigu neplanuojat gaudyti didelių leščių, tai siūlyčiau pasirinkti mažesnę. Bus daug paprasčiau manevruoti vandenį ir sugauti žuvį su savo graibštu. Tai ką, baigėsi treniruotė praėjo sklandžiai, profesionaliai gaudėm, bet nieko nepagavom. Šiaip labai sudėtingos sąlygos, vėjas, gan šalta, kibimo praktiškai neturėjom, kiek čia pagavom, aš 3 žuveliukus, Giedrius vieną raudelę, Tomas vieną irgi ešeriuką, pas Evaldą ir Simoną nuliukai, kaip Evaldas juokavo, po 0. Tai va, tai realiai tikimės, kad galbūt pašils ir situacija pasikeis, nes akivaizdu, kad šiai minutei žuvies nėra taške, nes per 6 žvejus toks rezultatas, kai gaudai vienas, gali kažką pagalvoti, kad gal kažkokia tai taktinė, sisteminė klaida, ten gyvų atstumų ir panašiai, tai išbandyta įvairūs atstumai. Ir 40, ir 60, Giedrius buvo ir į 90 metrų išėjęs, reakcijos dėja nėra. Tai vienintelė viltis, kad oram truputėlį pašils ir vanduo ir žuvis pasirodys čia. Tai po savaitės varžybos, tai visos viltys į orą ir tikimės geriausio. Tai va, tiek.